Sveiki visi įsijungę dar vieną mano video. Šiandien aš lankausi viename moderniausių uždarame rampų parke, tai yra Banga Ramp Park. Einam pasižvalgyti. Kas geriau man gali papasakoti apie šį naujai atsidarantį parką, negu parko įkūrėjas Martynas. Sveikas. Sveiki, sveikas. Papasakok, kaip kilo idėja atidaryti šį parką, įkurti šį parką? Kilo idėja iš poreikio. Jo, iš tiesų seniai svajojau padaryti rimtą gerą parką visiems bendruomenės nariam. Bekurdamas didelį projektą tikrai supratau, kad jis užtrunka gerokai ilgiau nei norėtųsi. Todėl pradėjau generuoti mintis apie Bangą Ramp parką ir taip ir gimė. Iš tiesų auga mūsų bendruomenė, reikia rimtesnių rampų, rimtesnio parko, trenerių, kad užsimtų visais šiais sportais ir taip ir kilo ta idėja ir viskas įsibėgėjo. Tai papasakok, atėjus, kaip mes ką tik atėjom, ką mes ir matome, nes rampų pačių mes nematom vos jie. Tai koks yra išdėstymas, kur ką galima rasti? Taip, atvykę iš karto, aišku, pasitinka prekystalis, kur bus ir registratūra, ir prekės, parduotuvė esminių dalių visų važinėjančių. Matot irgi, čia viskas dar įsikūrimo procese, bet uždengia visą pagrindinį parką šitas, konstrukcija šita medinė. Ir prasideda po dešinę, galim iš tiesų eiti. Galima pradėti tiesiog eidami. Tai apačioj pirmam aukšte, tai vadinkime dešinėje, randame mini rampas. Kairiai turime, aš ją vadinu mini rampą, nes iš vis yra labai maža. Ir turime didesnį. Tai pradėkime nuo mažesnės mini rampos. Kaip kilo mintis įrengti tokią mažą mini rampą po didžiosiamis? Nes čia yra ko gero jaukiausia mini rampa, kokią aš esu matęs. Iš tiesų, tu teisus, jinai labai jauku. Taip. Kaip vos ne namie pasidarytum tokią mini rampą. Kilo mintis ta, kad dar ko nematom, tai yra didelės rampos kitoj pusėje ir man labai norėjosi sukurti tą progreso kelią žmonėm. Nuo pat nulio, nuo pirmų žingsnių iki jau, kad galėtų žmonės skraidyti ir važinėti rimtai rampą. Tai stengiamės integruoti šitą erdvę, tą pradinukų, pradedančiųjų zoną ir taip pat ir gimė ta idėja. Tai čia mes turim jau didesnį rampą. Ar žinai, kokio aukščio jinai yra? Jinai yra, dabar bijau sumeluoti, ar 1,5 metro, ar 1,6 metro. Taip, ant šitos ribos. Taip. Tai čia jau, kuomet jau išmoksi važinėti mažom mini rampai, tada jau progresuoji iš čia. Man asmeniškai labai įdomus dalykas yra top dekas, jis yra nestandartiškai didelis, lyginant su kitom mini rampom. Tai kodėl nusprendėt būtent tokį didesnį padaryti? Tai iš tiesų nemažas žmonių kiekis mėgsta šokti į tą plokštumą ir mokytis taip triukus. Kad iššokti iš rampos į deką, taip vadinama. Ir tas ir buvo tikslas to, kad žmonės galėtų įsibėgėti ir šokti deką ir tenai taip mokytis. Iš tiesų, jeigu pamatysit parkuose, labai nemažai žmonių tiesiog mėgsta į šokimą kažką daryti. Ok, tai apžiūrėjom mini rampas, keliaujam toliau į antrą aukštą. Tai kilkime laiptus aukštyn ir čia mes prieinam išsiskyrimą. Vienas kelias veda ant rampų, kitas į antrą aukštą. Tai gal pradžių užeikime į antrą aukštą. Taip, tai mes čia turėsim 3 erdvės realiai suskirstytas. Čia užlipus iškart mus pasitiks atletų zona, pramankšto zona, kur bus visokiausi volai, gumytės, padaryti pramankštą, po treniruočių prasitampyti, apšilti ar kažkaip taip fizinio viso kūno pasiruošimo vieta. Tada čia skirs tam tikras baldas, šitą erdvę. Ir iš tiesų jau turim atvykusius baldus, tik dar nespėjom juos išdėlioti, kaip matot fone. Čia bus lounge zona, sofkutės, atsipalaiduot, pabūt, tikrai faina, graži langų kampas. Tai va, tokia relakso. Ir trečioji zona? Trečioji zona šiuo metu naudojama kaip
vadinasi Raiderio dump zona, ane, su išmėtina mano apsaugom, nes aš čia vos negyvenu dirbdamas. O iš tikro tai čia bus gimtadienio erdvė. Gimtadienių, kai ne gimtadienį žmonėms bus pavalgyti stalai, planuojama virtuvėlė, atsisėdimas, tokia savarankiška kavinukė, galima sakyti, be virtuvės. Okay, tai antras aukštas bus skirtas apšilimui ir jau čilinimui po važinėjimo. Taip, jau čia su įranga žmonės neis. Na, dabar galime perėti ten, kur labai laukta vieta, tai yra jau ant pačių rampų. Nu ir į bangas. Tai dabar mes esam rampų viršui, čia galima jį vadinti kaip ir starting decku, nes kiek aš mačiau raiderius visi nuo čia pradeda. Bet pati šitą erdvė atrodo kaip dar atskira sekcija parko. Jo, tai toks ir planas buvo padaryti parką, kad iš tiesų tos erdvės uždarų parkų pasaulio lygyje nėra jinai labai didelė. Tačiau norėjusi išnaudoti viską, kad būtų jisai nenustojamas flow visam parke. Ir iš tiesų šita vieta yra labai gera laukti savo važiavimų, nes tokiam parke vis tiek važiuos 1, 2, 3 maksimum žmonės. Tai čia bus tokia laukiamoji vieta ir apšilt su šiek tiek mažesnėm rampom, kurias po to integruoja į pačius savo važiavimus. Ir aš kaip tik norėjau ir sakyti, kad šita sekcija gaunasi vėlgi kaip tarpinė sekcija tarp didesnės mini rampos ir jau pačio didžiojo parko. Taip, čia jinai irgi labai gražiai į tą progreso kelią integruojasi, nes pradėjo tos mažos jaukios mini rampos, realiai tada ateini čia pasimokyti, eini tada į didesnę mini rampą ir šoki žemyn į didįjį parką. Tai aš manau, kad gal ir nusileiskim žemyn į didįjį parką ir apžiūrėsim tenais esančias figūras. Tai pro šį koridorių patenkam į jau didįjį parką. Ir papasakok, kuo šitas parkas išsiskiria nuo kitų Lietuvos ar net Europos parkų? Visų pirma, jis yra padarytas visas iš medžio, viskas padengta medžiu yra absoliučiai. Pastatytos vienų geriausių pasaulyje rampų statytojų ir tikrai važiuojant tai jaučias, viskas yra nuostabiai lygų. Tai mes vadiname smooth, visiškai nejauti jokių kampų, nieko, važiuoja grinai kaip per bangas. Jisai yra to transition ar park disciplinos parkas. Šiuo metu, man atrodo, nuo Lenkijos iki Suomijos nėra jam lygių parkų, grinai šitos disciplinos. Ir tiek, kad jisai kaip įrengtas, kokios medžiagos naudotos, kokie varžtai naudoti, kokie statytojai statė, kiek meilės į jį įdėta, iš tiesų yra ir jisai nepriekaištingai veikia, pats mėginau, kiti mėgino, kol kas nėra prie ko prikipti absoliučiai. Ir ta erdvė atrodo geriau negu dabar yra išnaudota, sunkiai tai yra įmanoma. Aš žinau labai vieną įdomų dalyką ir paslaptį apie šį parką, nes viena iš figūrų jinai yra multifunkcinė, nes dabar jinai BMX čempionatui yra su plywoodu, bet po to, tai kas po to bus? Jo, tai čia iš tiesų yra toksai, taip sunku sakyti, nes pasaulis yra labai didelis, bet bent jau taip atrodo, kad tai yra pirmoji pasaulyje modulinė keičiama rampa, kur ne su gręžtais reikia atsukinėti iš naujo, o atsuki veržles ir dalimis išsitraukia visą šitą konstrukciją, pasideda po rampą ir užsideda paralonas, plastikas ir jinai tampa minkšto nusileidimo rezi, taip vadinama rampa. Jo, 64 kvadratai, kurie gali transformuotis per dieną į kitą rampą. Ir tai dabar mes turim ją medinę, nes bus varžybos ir pasidžiaugia medinę, po poros mėnesių keisime į rezi. Tai vienas iš dalykų, ką aš noriu pasakyti, kad aš nesu pats žymiausias vaikinukas tikrai, bet rampas tikrai nėra mažas. Pradedantiesiems, koks aš ir esu, kuomet čia važinėjau, man jos tikrai atrodo baisiai. Kaip tas progresas, kaip jūs stengiatės padaryti, kad tai būtų kiek įmanoma saugiau, nepaisant tokio dydžio rampų? Na, dydis pats gal kartais gąsdina, ypač pradedančiuosius, bet aš per praktiką išmokęs tai, kad
jeigu yra padarytas teisingas transitionas ir radiusas ramp, dydis nėra tai baisu, nes jis tave pasitinka ir nustato į teisingą šuolio kryptį. Tai tu tada nebijai važiuoti ir lėtai, ir greitai į tą rampą, nes jinai tiesiog su jie nereikia dirbti, nereikia prie jos taikytis, panašiai, jinai pati tave puikiai išmeta, puikiai į tą kryptį, kur tau reikia važiuoti pastatą. Tai tiesiog tie kampai visi padaryti yra tiek puikus, kad atrodo taip, čia stovim dydis, bet kai tu važiuoji, kaip sakau, jis pasitinka ir nukreipia tave labai teisinga linkme. Bet jeigu klausimas dėl pradedančiųjų, tai praėjus visą tą progreso kelią ir galiausiai čia iššokus, tau irgi nėra privaloma iššokti per visą tas figūras. Mes galima važiuoti čia pasidaręs vos ne natūralus baulas. Galima važiuoti ratais, pratintis iš lėto tos figūros. Tau nebūtina skristi virš tų rampų, šokti per jas. Iš lėto prisipratinti, tu pajunti, kad iš tiesų tas transitionas yra švelnus ir kviečiantis vos ne. Ir tada tiesiog pratinės tą greitį vis labiau ir tada randi tą patogų greitį, iš kurio jau gali pradėti kilti virš. Ir tai vien pažiūrėjus į šią sieną ir kitas realiai sienas, nes aukštis. Ar žinai tos rampos aukštį? Taip, šita rampa yra 5,5 metro aukščio. Iki geltonos juostos? Taip, iki viršaus, jo. Aš buvau užlipęs viršui, tai iš ten labai gražiai parkas atrodo. Bet šnekant apie patį visą parką, ar yra kažkokia, kai projektavot, ar buvo mintis, kad būtų viena linija, kad su posūkiais ir tu ją seki, ar kad būtų galima iš įvairių kampų visas figūras imti? Ir yra įdomiausi parkai tie, kurie neturi tos vienos linijos, kur yra kūrybiškumas skatinamas ir kiekvienas raidis ratanas savo stilių. Tai tikrai nesiekėm vienos linijos, nes mes svarstėm iš tiesų, kaip daryti parką, nes Lietuvai reikia rezi to minkštino slydimo ir reikia fompit treniruoti. Ir mes galvom, šitoje erdvėje neišeina padaryti parką, kuris būtų varžybinis, flow ir treniruotų realiai visus įgūdžius ir turėti visus šitus kriterijus, kuriuos išvardinau prieš tai. Tai jeigu mes būtume pastatę, tarkim, vietoj spaino čia fompitą, tai jis būtų tapęs vieną krypčių, treniruočių, grinai parkų, kur realiai tu tų įgūdžių Lietuvoje ir neatkartotum, ką čia išmoktum. Todėl mes padarėm tokį kompromisą, kad per vidurį darom tą modulinę rampą su reziu, minkštinų slydimų vis tiek tai yra saugaus nusileidimo, galima labai nemažai dalykų išmokti ir tuo pačiu įgyti visą transition įgūdį, skillus visus, važinėti gerai pastatom rampom ir nebijoti po to vykti į tarptautinės varžybas, galbūt net olimpinės. Tai nes dabar irgi turime, kaip tik šiandieną važiavo Ernestas Zebolds iš Latvijos finaluose, buvo patekęs. Ir jisai treniravosi ir pateko į olimpinės gerokai prastesniam parke negu šis yra. Tai potencialų tikrai daug turim. Šitas parkas, taip, tikrai turėtų būti bomba. O dar šnekant apie patį parką, kokie toliau planai? Nes jau minėjom apie Lietuvos BMX čempionatą, kas toliau? Tai kas toliau, visą laiką geras klausimas. Ateinant po atidarymo kitą savaitę 10-11 iš vis čia vyksta toks ekstremalų sporto festivalis. Tai mes turime 2 realiai didžiausius riedančių ekstremalių sportų renginius. Tai yra Grand Scooter Event, kurį organizuoja Lietuvos paspirtukų federacija. Yra užsiregistravus 100 dalyvių, atvažiuoja iš Suomijos, Austrijos, Prancūzijos, iš Amerikos atskrenda žmonės dalyvauti čia. Mes turėsim ir pasaulio čempionų, ir World Cupų čempionų. Tikrai labai rimtas renginys, 10 rugpjūčio rekomenduoju atvykti pažiūrėti. Ir tą patį savaitgalį 11 dieną pereinam į BMX-us, vyksta Lietuvos BMX čempionatas. Kartu su Open grupe, į kurią irgi atvažiuoja ir žinom ir Latvių, ir Lenkų pasirodymai. Tai iš tiesų didžiuliai 2 renginiai ir tokia atidarimas ir šitos varžybos. Tai po atidarimo iškart stipriai pradėsit. Jo, tai taip, dėl to ir stengiamės spėti su atidarimu, kad dar duoti laiko tą savaitę apsiprasti su parku sportininkam, padaryti to grinai dedikuotų tom varžybom practice laikų, kad pasiruošti varžybom, nes šaltai iššokti parką varžybom
yra bloga idėja ir traumas prikviečia. Be abejo. O dar šnekant apie traumas ir saugumą, šalmas bus privalomas, taip? Taip, šalmas ta apsauga, kurios reikalausiu iš visų čia važinėjančių, o aš pats važinėju su beveik visom apsaugom, tai rekomenduoju tikrai jas naudoti, bet tik šalmą, reikalausim tik šalmą. Kaip, tai realiai šalmas riedant transporto priemonė ir visi gali čia atvažiuoti jau nuo rugpjūčio 3 dienos, o rugpjūčio 3 dieną 12 val. Kviečiam visus žiūrinčius į atidarymą. Atvarykit pasisveikinti, pažiūrėti, paraidinti ir tai ką, dėkui, kad parodai parką, gero atidarymą ir gerų tolimesnių planų.